Olimpiada jau baigėsi, jinai praėjo. Tai, vaizdas yra liūdnas, ne dėl to, kad ten liūdnas dėl sportininko, o liūdnas dėl to, kad Lietuvoje nebėra žmonių atsakingų už sportų, kad Lietuvoje arba egzistuoja politikai arba asmenys, kurie neva tai atsakingi už sportą, bet daugiau dėl viešųjų ryšių, dėl nupinto ąžuolo vainiko ir dėl atsistojimo kažkur tai vardan garbės. Ir aš jau daug metų, kai politikas nedalyvauju metų sportininko apdovanojimuose, nes mano galva tai yra kažkaip iškreiptas vaizdas, nes jeigu pažiūrėsime, nemaža mūsų dalis metų sportininkų netgi nesitreniruoja Lietuvoje, jie yra išvykę iš Lietuvos, jie yra kitose bazėse ir žiemos olimpinis sportas tai pas mus yra visiškai apleistas. Tai jeigu pažiūrėsime, mes turim Kasparaitį, mes turime tą patį Dainių Zubrų ir kad aš kažkada tai su Dainiu mes kalbėjom ir Klaipėdoje mūsų mintis padaryti ledo arenoje sporto centrą tokį pakankamai gerą, tai Lietuvoje nėra. Pažiūrėkime, netgi tas pats Arvydas Avulis, Remigijaus Šimašiaus dėka, jisai gavo sklypus antroje pusėje Mindaugo tilto ir ten buvo, pamenat, buvo ir baseinas, ir futbolo stadionas buvo, ir ką mes dabar turime, mes turime šūdą, atsiprašysiu už tą žodį, vien todėl, kad Avuliui reikia prilopti, reikia gauti daugiau pinigų ir jis vardant savo pinigų, vardant būtų stato be sustojimo. Žinai, nepyk Arvydai ant manęs, gali pyk kaip tu nori, bet ką tu darai su statybos sektoriu, viskas tvarkoja, bet tikrai manau, kad esama gėda yra didžiausia, tai kad tu realiai naikini šiandieną sportą. Tai viena, jeigu pamenat prie Seimo, kas prisimena senus tarybinius laikus, dėl ko Seimo rūmai nebuvo pastatyti, tai prie Seimo irgi buvo stadionas ir kuo puikiausiai vykdavo žaidimas. Aš dabar bijau pasimeluoti, kaip pasibaigė su Antakalniu, nes ir Antakalniu irgi, man atrodo, buvo, nežinau, ar jis bėra, nėra, reikėtų tiksliai pasižiūrėti. Tai mes net neturime šiandieną olimpiečių, kurie galėtų būti. Tikrai galiu padėkoti Druskininkų merui Ričardui Malinauskui, kuris savų laikų išdrįso ir pastatė sniego areną. Tai yra iš esmės tai yra labai stipru. Ir to arenoje treniruojasi ne vienas žmogus, kuris dalyvauja olimpiadoje ir ten yra ištisos valstybės atvažiuoja, nes trasa yra, būtent greitai yra tam. Aš ne vieną kartą sakiau, man buvo gaila, kad sporto departamentas buvo panaikintas ir buvo prijungtas prie švietimo ir mokslo ir dabar jau sporto ministerijos. Mano galva, kad turi išlikti sporto departamentas prie vyriausybės, tai bet kokiu atveju tai yra stiprus vaidmuo. Na ir olimpinis komitetas, tai Daina, tai vėlgi, nepyk Daina, mes bendravom daug metų, pažįstami daug metų esame, bet lupti jums reikia duoti, kad maža nepasirodys, nes sportinių bazių mes kaip tokių praktiškai, yra jos, bet aš iš savo aplinkos pažįstu, kokia ten yra situacija ir aš manau, kad nei administracinius gebėjimus reikia šiandien skirti finansavimą į patį olimpinį komitetą ar ten švietimo ir sporto ministerijai, bet aš manau į moksleivių studentų parengimą.